Įsivaizduok, stovi viduramžių mūšyje, prieš tave 1000 riterių, o tu stovi su granatsvaidžiu. Sveikas atvykęs į Kingmakers žaidimą, kuriame tu perrašinėjai istorijos vadovėlius. Čia tu keliauji laiku atgal į kruvinąją Angliją, kad sustabdytum pasaulio pabaigą. Vienintelė problema – tu šiuolaikinis karys, o visi kiti dar tik atranda paraką. Kiekvienas mūšis čia ne tik chaotiškas šou, bet ir taktinė dėlionė. Gali iškviesti tankus, snaiperius ar oro smūgius, kol priešai vis dar bando tave pasiekti ant arklio su kalaviju. Žaidime gali tobulinti savo bazę, kaupti išteklius ir gerinti ginkluotę. Kiekvienas sprendimas lemia, ar išgyvensi kitą puolimą, ar tavo laiko eksperimentas taps istorijos klaida. Kingmakers taip pat siūlo ir co-op režimą, kuriame iki 4 žaidėjų gali dalinti strategijomis, valdyti armijas ir kartu kelti chaosą mūšio lauke. Žaidimas buvo numatytas Early Access startuoti spalio 8 dieną, tačiau išleidimas nukeltas iki nenustatytos datos. Kūrėjai sako, kad reikia daugiau laiko, kad žaidimas atitiktų ambicijas, nes kam naudoti kardą, kai gali turėti kulkosvaidį. Tai nepamirštam paspausti follow ir laukiam daugiau žaidimo naujienų.